Gerbiami kolegos, iš tikrųjų ačiū direktoriui už pateiktą informaciją ir kaip matosi, kad praktiškai visos kultūros, visos rytis, kad ir stabilios, bet šiek tiek mažesnės, jos mažėjančios, išskyrus soją ir saulėgrąžas. Tai tikrai kelia nerimą ir kaip buvo pačios komisijos paminėta, kad tuo matyti ir naudojasi Rusija, bandydama užpildyti ir Ukrainos galimybėmis. Tai iš tikrųjų klausimas labai svarbus ir mes turim nagrinėti, ar tai strateginis planas nėra tinkamas, ar paramos sistemos nėra blogos, yra blogos. Jūs nepateikėt visiškai, duomenų apie atskiras šalis. Gal galėtumėt paminėti, kuriuose šalyse rezultatai geri ir labai geri, o kuriuose šalyse rezultatai blogi ir toliau blogėjantis. Man, pavyzdžiui, labai jaudina mano šalyje, Lietuvoje, ekologinis ūkininkavimas. Apie 5% maždaug sumažėjo ekologinių žemės dirbimo plotų. O priežastis iš tikrųjų reiktų išsiaiškinti, kodėl taip yra. Buvo planuojama, kad didės, o gavosi atvirkščiai. O dėl to, kad pajamos ekologiškai ūkininkaujant beveik perpus mažesnės negu paprastai ūkininkaujant. Tai iš tikrųjų kelia didžiulį nerimą, kad strateginis planas matyt nesuveikė. Tai ir komisija derindama strateginį planą irgi tą turėjo matyti, kad valstybės parengtas blogas strateginis planas. Tai jeigu mes tik tai stebėsim iš šalies ir nesimsim veiksmų, neanalizuosim priežasčių, tai mes rezultatą galim gauti labai blogą.